Ruošiamės į kelionę, reikia pasitikrinti automobiliui skysčius. Pasižiūrim antifrizą. Atsisukam bakelį, ne į tą pusę sukam, į kitą sukime. Sukime. Truputėlį uždžiūvęs, senai tikrinam. Nusiimam kamštelį. Pasidedam čia. Taip, dabar antifrizas turim. Su 2 rankom kanistriuką, manyčiau, gal geriau būtų laikytis. Bet tiks ir taip. Dasipilam antifrizo. Neapsipilam rankų, aišku. Neapsipilam rankų. Nu, nieko tokio, čia tik chemija. Aukščiau. Nepataikėm. Pilkime. Dasipylėm. Užteks. Ten toliau mes turime, neprigaunu, vot, prigavau. Užsisukime kamštelį. Aišku, ne į tą pusę, kaip visada įpratėme sukti. Užsisukame. Iki galo nesukime, tiks ir taip. Geriausia rankų neapsipilt ir veido savo nesiliest, nes čia yra chemija. Tai va, einame plautis rankų. Antifrizą pasitikrinom, dabar tikrinsim langų skystį. Atsidarom kamštelį. Kamštelis kaip visada nesilaiko. Atsisuksim langų skysčio bambaliuką. Taip, kam tie kamšteliai? Na ir įsipilkime. Taip, kaip ir sakiau, kamštelį reikės prisilaikyti. Mėginom piltis. Tuo pačiu ir nusiplausim rankas. Oi, biškį nepataikėm, įpylėm į oro filtrą. Gal iš kitos pusės pamėginkim pilti. Gal bus paprasčiau taip. Kamštelį prisilaikom ir pilkim. Aišku, būtų bambaliuką gal gulšiai pasiguldyti patogiau, bet kas mėgsta patogumą. Taip. Oro filtrą nuplovėm, labai gerai. Bet galėtumėm įsipilti ir į langų skysčio bakelį truputėlį pamėginti. Aišku, sparną nubraižysim, nu ką, kam lengva gyventi. Į triustikus prisipilkim dar. Pilam, nu aišku. Na ką, pamėginom bent jau. Nepavyko, tai nepavyko. Gerai, užsidarom kamštelį. Toliau gal tikrinsim variklio alyvą.